žaidžia, matome aikštės šeimininkai nuo pat pirmų minučių. Išmuštas kamuolys Adui Juškevičiui ir dabar galimybė lengvai pelnyti taškus. Tiesa, pats Adas Juškevičius užtvėrė kelią, neleido varžovui pasižymėti, kamuolį nusiema aikštės šeimininkai, dar vienas Renaldo Seibučio bandymas. Antrasis jo metimas iš toli, pirmasis, tai pirmą kartą įsiveržė į priekį, sužaidus 100 sekundžių. Perima kamuolį aikštės šeimininkai. Dvi Žalgirio klaidos iš eilės ir galimybė Lietuvos Rytui padidinti persvarą. Nemanė Nedovičius. Išspaudžia Adas Juškevičius, nespėja keistis dengiamaisiais žalgiriečiai. Vėluoja pagalboje ir Renaldas Seibutis veikia antrąjį tritaškį iš eilės. Žalgiriui nesutrukdė tais metais iškovoti auksą. Dar vienas Seibučio šūvis ir dar kartelį Renaldo Seibučio tobulas pasirodymas pirmose. Samardžiskis laisvas paliktas po krepšių, dėkova Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa pelnė 3 tolimus metimus per sužaistas 4 minutės 30 sekundžių. Aišku, didžiąją dalį tų metimų atliko niekas kitas, o Renaldas Seibutis. Na štai dabar prie jo prisijungė Simas, kuris atsirado kur kas vėliau. Jau išvykus gynėjui į užsienį. Prieš Seibutį dvigubina gynybą žalgiriečiai, dėl to, aišku, laisvės atsiranda Predragui Samardžiskiui. To ir Kaukėnas užtvara Lavrinovičiaus. Atspėja šio sumanymą Samardžiskis, tiesa, po to įsibėgėja gynėjas ir pelno lengvai taškus. Na, Jonas Kazlauskas turėjo progą pasižiūrėti į tuos jaunesnius krepšininkus, kurie yra potencialūs pretendentai kovoje dėl patekimo į Lietuvos rinktinę. Aikštės šeimininkai, kurie pataikė net 5 tritaškius iš 6, 83%, geriau metė 2 taškius, 4 iš 8, o Žalgiris bent jau tas problemas bandė kompensuoti baudos metimais, pataikė 8 iš 8, o Renaldas Seibutis pridaro daugiausiai žalos. Šiandien žalgiriečiams 13-asis jo taškas, pasaugojo čia jam ir vienų, ir kitų. Vyriausiasis treneris. Dabar jo užduotis rasti tiek vienoje, tiek kitoje komandoje tuos krepšininkus, kurie gins. Samardžiskis, na dabar Džefas Futas nesuprato, ką reikia daryti. Krepšininkų Lietuvos Ryto komandoje, kuriam pavyko pasižymėti šiame mače. Prasidėjo paskutinė kėlinio minutė, Renaldas Seibutis vagia kamuolį. Pelno ir 6-ąjį tašką. Laimi kovą dėl atšokusio kamuolio. Lietuvos Ryto krepšininkai, Katelynas pamušė kamuolį Simui Buterlevičiui. Čia galėjo būti... Matome, kaip iš arti pasitinka žalgiriečiai Lietuvos Ryto krepšininkus. Buterlevičius iš toli tiksliai. Simo Buterlevičiaus antrasis tolimas metimas. 6-asis po... Džefas Futas prie Seibučio bando suspėti. Seibutis naudojasi greičio persus 3 mestus tolimus metimus. 2 taškus pridėjo antrajame kėlinyje ir štai dabar galimybė pelnyti pirmuosius po didžiosios pertraukos. Baudų dar Seibutis nemetė. Na beje, įdomu tai, kad Seibutis nors ir buvo rezultatyviausias ir buvo lyderis pagal rezultatyvius perdavimus savo komandoje, Žalgiris nė karto taisyklių nepažeidė prieš jį per pirmus 2 kėlinius. Ir už tą aplaidžia Žalgiris. Kaukėnas su Seibučiu. Blokas, Seibutis be pražangos apsigina ir po to jau Kaukėnas pats meta kamuolį už aikštės ribų. Šį kartą jaunystėje nugalėjo patirtį, sakykime taip. 2 žaidėjai, kurie vilkėjo Lietuvos rinktinės marškinius. Be klaidų meta metimus praktiškai iš žaidimo. Seibutis dabar pergudrauja Marko Popovičių, kuris vėluoja gynybėse. Šiandien jau 10 taškų surinko Kuzminskas, po jo baudų 64-61. Suspaustas čia Seibutis. Lavrinovičius prieš Seibutį. Vikresnis gynėjas, aišku, apeina lengvai Kšištofą Lavrinovičių. Pastarasis tik skėsčioja rankomis, klausdamas, kas jam padės. Niekas. Seibutis vienas. Viską padarė šiame epizode.
Renaldas Seibutis nuo lentos kur kas sėkmingiau. Pavyksta jam užbaigti atakas dvitaškiais. Penktanis Blumas grįžta į žaidimą. Dvigubina gynybą prieš Seibutį. Lavrinovičius su Kaukėnu. Dėl to čia po krepšiu lieka be priežiūros puolėjas. 2 jo taškai. Pitonas. Ir tai buvo tik tai 5. Pauliaus Jankūno taškas, tačiau atkovojo jis 6 kamuolius ir atliko milžinišką darbą gynyboje, tvarkydamasis su Lietuvos Ryto. Laukia rungtynės su baltais. Vilniaus Lietuvos Rytas. Kitas rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje žais gruodžio 20 sakomoji tarpusavio dvikova po naujų metų, tai yra jau naujais 2003.